Labą dieną. Šiandien turim 157 užsiėmimą. Praeitą kartą kalbėjome apie buities ir tradicijų pokyčius XIX amžiaus pradžioje, XX amžiaus pradžioje, tame laikotarpyje. Šį kartą pakalbėsime apie lietuvių kultūros ir mokslo sąjūdį XX amžiaus pradžioje. Pirmiausiai apie kultūrinės veiklos sąlygas. Taigi 1904 metais po lietuvių spaudos draudimo panaikinimo žymiai pasikeitė Lietuvos kultūrinio gyvenimo sąlygos. Atsirado galimybės mokyti vaikus gimtąja kalba, ugdyti mokytojus, vystyti teatrinę, muzikinę veiklą. Po 1905–1907 metų Rusijos revoliucijos caro valdžia buvo priversta sudaryti dar palankesnes sąlygas kultūriniai veiklai. Apie lietuvių mokslo draugijos veiklą. 1907 metais lietuvių inteligentai Vilniuje įsteigė Lietuvių mokslo draugiją. Ji sutelkė moksliniam darbui išsklaidytas inteligentijos jėgas. Basanavičius ragino kurti Lietuvių mokslo draugiją. Kabutėse. Būtinai reikia steigti tokią draugiją, kuri rūpintųsi išlaikyti mūsų brangiąją kalbą, kuri pamažu nyksta ir nyksta. Šio mūsų kalbos nykimo priežastis yra ypačiai tai, kad mes neturime savo mokyklų, kuriuose būtų mokoma lietuviškai. Taip pat neturime kitokių pasaulinių knygų, iš kurių būtų galima mokiniams mokytis ir šviestis. Draugijos nariai siekia rinkti ir tyrinėti lietuvių kalbos, etnografijos bei Lietuvos istorijos paminklus. 20 metų draugijos pirmininku buvo Basanavičius. Draugija leido žurnalą kabutėse Lietuvių tauta, kuriame žymūs mokslininkai spausdino įvairius straipsnius. Mokslo draugija tyrė lietuvių kalbą ir tarmes, rinko dainas ir jų melodijas, patarles, priežodžius, pasakas, o svarbiausia plėtojo mokslinius tyrinėjimus. Prie draugijos buvo įkurta biblioteka ir muziejus. Draugija parengė ir išleido 115 vadovėlių lietuviškoms mokykloms. Daugelis draugijos narių vėliau tapo žymiais Lietuvos universiteto ir kitų aukštųjų mokyklų profesoriais. Lietuvių mokslo draugijos įkūrimas parodė lietuvių inteligentijos pastangas Lietuvoje burti mokslo žmones. Carizmo metais draugijos veikla buvo atspara nutautinimo politikai. Tuo metu, kai susikūrė Lietuvių mokslo draugija, Lietuvoje pradėjo veikti kitų mokslo draugijų, žydų, karaimų, geografų ir pati žymiausia iš jų, tai yra Vilniaus mokslo bičiulių draugija, siekusi išsaugoti lenkiškus Lietuvos kultūros pradus. Apie naują lietuvių literatūros raidos etapą.
Žymiausiems praėjusio amžiaus lietuvių rašytojams XX amžiaus pradžia tapo ryškiausiais kūrybos metais. Iš rašytojų pirmasis paminėtinas Maironis. Pasirodė papildyti jo eilėraščių rinkinio (Pavasario balsai leidimai), poemos (Jaunoji Lietuva), Raseinių Magdė. Intensyviai kūrė Žemaitį, Lazdynų Pelėdą, atsiskleidė Šatrijos raganos talentas. Išleistas 1909 metais Kudirkos raštų šešiatomis. Literatūros kritikos straipsnius, atsiminimus rašė Petkevičaitė Bitė. Naujai rašytojų kartai atstovavo Jonas Biliūnas. Prozoje ir toliau vyravo apsakymo žanras, buvo rašomi lyriniai vaizdeliai, apybraižos. Tačiau pasirodė ir pirmieji stambesnio žanro kūriniai, tai yra romanai, apysakos. Po pirmojo istorinio nuotykių romano, tai yra Pietario Algymantas, išėjo Lazdynų Pelėdos (klaida), Julijono Lindės Dobilo (blūdas). Išaugo meninis literatūros lygis. 1905 metų pradžioje pasirodė pirmieji legalūs laikraščiai (Lietuvių laikraštis, Lietuvos bitininkas) ir pirmasis lietuvių dienraštis (Vilniaus žinios). 1913–1914 metais ėjo pirmasis lietuvių literatūrinis žurnalas (Vaivorykštė). Pirmojo pasaulinio karo išvakarėse buvo leidžiama 18 įvairios krypties laikraščių ir žurnalų. Tuo pat metu pradėjo steigtis ir lietuvių knygynai. Klausimai ir užduotys. 1. Trumpai papasakokite apie kultūrinės veiklos sąlygas ir lietuvių mokslo draugijos veiklą. Kodėl 20 amžiaus pradžioje susidarė palankesnės sąlygos lietuvių kultūros ir mokslo sąjūdžiui? Kokių tikslų siekia lietuvių mokslo draugijos nariai? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. 2. Trumpai papasakokite apie naują lietuvių literatūros raidos etapą. Kaip pasikeitė lietuvių literatūrinis gyvenimas 20 amžiaus pradžioje? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis.